Paimčiau ir dabar susisprogdinčiau ir su savim pasimčiau 5 kitos šalies kariškius. 5-1. Ar tai sustabdys karo režimą? Geri laikai išugdo silpnus žmonės. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Martynas Mažvydas. Noriu pasakyti, kad jie nebuvo patriotai. Jie galėtų tiesiog eiti kariuomenėje, kodėl jie išsisukinėjo. Nenoriu. Galiu klausimą. Klausimą? Jo. Visada. Baigai karo tarnybą. Ne. Labas, čia Ministerija Futuro, kurią įkūrėme tam, kad ji atstovautų tavo jaunam balsui ir aš, kartais jūsų mėgstamas, kartais ir ne, Paulius. Rudenį Ministerija Futuro autobusu keliavome po Lietuvos miestus, norėdami išgirsti jaunus žmonės, diskutavome apie šalies gynybą, politiką, švietimo, žmogaus teisės ir kitomis aktualiomis temomis. Ankstesnius epizodus rasi LRTU YouTube kanale. O šiame epizode lankėmės Pajūryje, Palangoje ir su jaunimu kalbėjome apie patriotiškumą. Moksleiviai bandė paneigti mano teiginius, o susirinkusi publika galėjo nutraukti diskusiją mojuodama vėliavėlėmis. Jei jos pakyla, vadinasi, ieškome naujo pašnekovo. Palangoje teigiau, kad jaunimas šiandien nebėra toks patriotiškas kaip anksčiau. Kuo remiuosi taip sakydamas? Tai rodo įvairios apklausos, kuriuose patys moksleiviai pripažįsta, kad nesijaučia esantys tokie patriotiški kaip pavyzdžiui jaunimas prieš 100 metų. Be to, jauni žmonės vangiai eina balsuoti, o tai irgi patriotiškumo forma. Taip pat statistika atskleidžia, kad jaunimas vangiai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje. Bet gal jie patys paneigs mano poziciją? Jaunimas, aš teigiu, kad šiais laikais nebėra toks patriotiškas kaip anksčiau. Paneikite. Visiškai ne. Jaunimas šiais laikais, manau, gal netgi yra dar patriotiškesnis. Dar patriotiškesnis. Taip, šitais superglobalizacijos laikais. Taip, nes vis daugiau jaunimo stoja į Šaulių sąjungą, stoja į karo akademiją ir savo norų stoja į karo tarnybą, taip kad tikrai galiu drąsiai sakyti, kad jaunimas yra žymiai labiau patriotiškesnis negu prieš tai. Ir visi žmonės kaip tik nori eiti ir dalyvauja visokiose renginiuose ir minėjimuose ir eisenose ir tikrai jų renkasi vis daugiau ir daugiau. Pavyzdžiui, ten 2023 VGTU tyrimas buvo atliktas. Ten buvo apklausti konkrečiai 5-okai ir 10-okai. Didžioji dalis pirmenybę teigia ekonominiai ir asmeniniai motyvacijai, o ne kažkokiam tai patriotiniam pasiryžimui. Dar 2024 moksleivių sąjungos buvo atliktas tyrimas, kad 70% jaunimo net nedalyvauja va tokiuose, kaip čia mes turim susibūrimai, kaip mes turim jaunimo centrą, kaip mes turim įvairias nevyriausybinės organizacijas. Paimkim tai, kas dabar dedu su protestais ir apie kultūrą. Vis daugiau jaunimo renkasi, vis daugiau jaunimo nori perbalsuoti valdžią. Net ir iš to viso bloko, kuris buvo išėjęs protestuoti, jaunimas sudarė pakankamai mažumą. Gal daug kas negalėjo atvykti, gal, pavyzdžiui, pirmas protestas nebuvo tiek plačiai paplitęs, kiek antras, nes antras ir į socialinius tinklus labai buvo paplitęs, ir nuotraukos buvo keliamos, ir antraštės buvo. Ką pati patriotiško esi, pavyzdžiui, nuveikus pastaruoju metu? Ne, šiaip aš labai tokį aš nesistengiu tavęs pamest po ratais, nes aš pats dabar nesakyčiau šitą klausimą, aš nežinau. Realiai gerai, aš neslėpsiu, aš nei Šaulių sąjungai priklausau, nei aš noriu į kariuomenę. Bet patriotiškumas ne vis laik yra tik tai krašto apsauga. Aš domiuosi Lietuvos istoriją, aš noriu, kad Lietuvai kuo geriau pasiektų, kai galėsiu, aš balsuosiu. Taip ir aišku, dabar, kai buvo visi tie kultūros protestai, labai palaikiau visus žmonės, ir jaunus, ir vyresnius, kurie ėjo į gatves ir stengiasi įrodyti. Mes kaip tik šiais laikais esame labiau patriotiškesni. Su kokiu laikotarpiu lyginat? Su tuo, kai mes nesenai išsivadavom iš Sovietų sąjungos, laikai buvo sunkus, mes buvom labai ekonomiškai silpni, neturėjom kariuomenės, sunkiai išsilaikėm, bet su laiku ir kantrybė viskas išėjo į gerą. Kaip tik mes turime labiau patriotiškesni būti, nes mes nežinom, kas bus ateityje, ypač su Rusija, nes, kaip žinot... Bet ir tada mes nežinom, kas bus ateityje. Bet žmonės sukilo ir jie neleido tą mūsų lietuviškai ugnelį užgesti. Geri laikai išugdo silpnus žmonės. Aš galvoju, kad mes labai gerai dabar gyvename. Laisva šalis, gali keliauti kur nori, daryti ką nori. Tai ar tas jaunas žmogus vis dar turi tokį stiprų sąryšį su lietuviškumu? Aš manau, kad jo jaunimas labai daug stoja į kariuomenę. Vat kaip tik man mama klausė, ar aš stosiu į kariuomenę iš karto po mokslo. Noriu stoti, nes vis tiek reikia pasiruošti tik dėl viso ko, jeigu kažkas blogai išeis. Aš kalbėsiu iš savo žmonių tarpo ir iš savo patirties. Mano draugai tikrai yra patriotiški, eina į Šaulių sąjungas, į protestus ir reiškia savo nuomonės socialiniuose tinkluose, dalinasi informacija, svarbiausia teisinga informacija dėl
kas vyksta šalyje. Pats paprasčiausias dalykas, nuo kurio galima atsispirti į rinkimai. Aš tikiu, kad visas tavo artimas ratas arba eina balsuoti, arba nori balsuoti, bet dar kol kas negali dėl amžiaus. Kodėl tada likęs jaunimas nenueina balsuoti? Kodėl tik 35% aktyvumas? Aš manau, gal jaunimas jaučiasi ne tiek atstovaujamas, bent jau mano artimų žmonių rate, tai labai kritiškai masto ir perdaroja visą informaciją ir mato, kad tiesiog yra tušti. Tiesiog nėra už ką balsuoti. Tušti pažadai ir gal nemato kitose partijose savo vertybių, kurių norėtų, kad atspindėtų Seime ar kur nors ir tiesiog dėl to nebalsuoja. Per daug jaunimo išsisukinėja nuo privalomosios karinės tarnybos. Už privalomosios karo tarnybos vengimą jauni žmonės jau bausti 1000 kartų. Be to nustatoma, kad kas antras jaunuolis, kuris patenka į šauktinių sąrašą, dėl sveikatos yra netinkamas tarnybai. Internete apstu liudijimų, kad kartais bandoma apgauti gydytojus arba susitariama dėl neigiamų išvadų. Paneigsit? Aš tai manau, kad per daug jaunimo išsisakinėja nuo privalomos karinės tarnybos. Paneig. Aš šitą teiginį tikrai paneigsiu, nes... Taip, gerai, prašau. Nes šiuolaikinis jaunimas iš tikrųjų jisai neišsisukinėja, bet atideda šią karinę tarnybą dėl mokslo ir sveikatos. Ir tai yra nusakyta įstatymuose Lietuvos Respublikos karinės prievalos. Kad gali tai padaryti, ne? Taip, 15 straipsnė pirmoje dalyje. Iš mano artimos aplinkos, kiek aš pažįstu žmonių, daug kas stoja į karinę tarnybą savo noru. Pavyzdžiui, 2023 už privalomos karo tarnybos vengimą buvo skirta 14 000 nuobaudų. Čia 14 000 vienetų nuobaudų. Aišku, čia gali būti 2-3 kartus tas pats žmogus baudojamas. Tai ten, man atrodo, iš tų 14 000 unikalių asmenų ten gal 7 ar 8 000, sakykime. Tai aš tai manau, kad čia jau yra siaubingai per daug. Dar galima sakyti, kad 24 metais jaunuoliai, kurie savanoriškai stojo į karinę tarnybą ar į Šaulių sąjungą, tai padėjo iki 48%. Kodėl tada iš tų privalomai kviečiamų 50% atkrenta, beveik 50%, neva tai dėl sveikatos? Čia yra junginys ir sveikatos, ir motivacijos. Yra tokia nuotaika, kad vis dėlto žmonės jauni, jie ir motivacijos stokoja. Tai ten tada jau ieško įvairiausių mažų nesąmonių, ten kaip numest labai daug svorio, ar kaip ten, nežinau, kažkokią pėdą išsisukti, kad paskui išvengtum karinės tarnybos. Negaliu pasakyti, kad visiškai išsisukinė, bet kai kurie dar išvažiuoja, migruoja į užsienį dėl mokslo irgi. Kartais tie lietuviai, kurie yra išmigravę į kitą šalį, įskrenda atgal į Lietuvą, kad tą karinę tarybą jie padarytų. Jeigu gyveni užsienyje ir esi pakviestas į privalomą karinę tarnybą, tai beje apmoka tavo keliones, bent jau su skraidymu čia, kad tu galėtum atitarnauti. Tai kaip ir sąlygos tam tikrą prasme yra kažkiek sukūriamos. Aš vis tiek nesuprantu, kodėl yra pakankamai nemažas blokas žmonių, kurie, tarkim, po 12 nei stoja, nei, nežinau, oficialiai dirba, gal kažką juodai dirba, bet jie galėtų tiesiog eiti kariuomenę ir kodėl jie išsisukinėja nuo tokio dalyko. Aš labai tikslaus argumento iš šitą jūsų klausimą neturiu, bet galėčiau pateikti savo nuomonę, kad tiesiog nenoriu. Galiu klausimą? Klausimą? Jo. Visada. Baigai karo tarnybą? Ne. Prašau. Dabar čia skambės kaip pasiteisinimas, bet aš buvau pakviestas į karinę tarnybą, aš sakiau, jeigu reikia, tai ką darysi. Ir tada Kaspą paskambini, pasakai, kad aš esu sąraše, atvariau, praėjau medicininį, viskas gerai ir manęs tiesiog neprireikė, nes jau tuo metu buvau užsipildęs. Mano numeris buvo labai aukštas, ten gal 13 000 ir panašiai. Aš ne savanoris, aišku, galėčiau būti savanoris, ar ne, bet aš kaip ir neišsisukinėjau šiaip iš karinės tarnybos. Mums atrodo, kad mes visi ateitis Lietuvos norime eiti ir padėti Lietuvai. Bet aš kartais manau, kad Lietuvos įstatymai nelabai suteikia galimybę kai kuriems vaikams eiti. Pavyzdžiui, jeigu tu įstoji užsienį, užsienio universitetas negali tau laikyti vietos, jeigu tu turėjai eiti privalomą karo tarnybą. Tai aš sakau, aš netgi esu linkęs sutikti, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs studijuojate užsienyje, tai jums tegul ir atleidžia jūsų tą, nežinau. Bet neatleidžia. Ne, sutinku, gerai, tai čia blogai, čia tada galime diskutuoti, kad turbūt būtų prasta tvarka arba blogas įstatymas konkrečiai šito klausimu, nes aš tai moraliai manau, kad
paleisčiau iš to žmonės, dėl to, kad vėlgi sakau, mes turim čia Lietuvoje labai didelį aktyvų jaunimo bloką, kurie, neina į karinę tarnybą, bet vėlgi net ne apie savanoriavimą, jie dar ir išsisukinėja iš jos. 2023 dar buvo 450 iki teisminių tyrimų, tai čia jau piktybiškai išsisukinėja, kaip suprantu, Hebra. Bet yra ikiteisminiai tyrimai ir būtent pateikti Lietuvos vyriausybei. Dėl to, nes nesuteikia sąlygų visiškai. Aš visiškai sutinku su jumis, kad čia reikėtų suteikti geras sąlygas. Pralaimėjo. Šitą aš visiškai sutinku. Mano vienas geriausių draugių brolis, kuriam yra maždaug tiek pat metų, kiek ir jūs, o Jėzau koks senas. Jėzau koks senas. Aha, baisu. Bet jis būtent jūsų laikais labai norėjo eiti į kariuomenę. Tiem neleido. Jis tiesiog negalėjo. Buvo įstojęs užsienyje. Užsienyje buvo įstojęs. Jeigu būtų ėjęs, jis būtų praradęs vietą Kembridžo universitete. Manau, kad tikras patriotas turi būti pasiruošęs paaukoti gyvybę už Lietuvą. Konstitucija sako, kad mūsų pareiga ginti šalį nuo ginkluoto priešo, o jei jau giname, turime būti pasiruošę mirti, ar ne? Lietuvos istorijoje yra ne vienas pavyzdys, kaip drąsiai gyvybės paaukoję patriotai nulėmė mūsų kelią į laisvę. Pažiūrėkime, ar moksleiviams pavyko paneigti mano poziciją. Tikras patriotas turi būti pasiruošęs paaukoti gyvybę už Lietuvą. Paneik. Kalbant apie karo grėsmę, tai kariai aukoja savo gyvybės. Ir kare miršta daug žmonių, ta prasme, beprasmiškai. Nemanau, kad tu turi būtinai paaukoti gyvybę, kad įrodytum savo patriotiškumą. Aš manau, kad tu įrodytum savo patriotiškumą yra begalio būdų. Tai jeigu, kai yra valstybinė šventės, iškelti vėliavą, giedoti himną, būti savanoriu įvairiose renginiuose, dalyvauti miesto renginiuose. Aš iš savo pusės tai einu į mokyklos tarybą ir taip pat savanoriauju ir aš laikau save patriotė. Ukraina nors ir paaukojo jau labai daug žmonių, bet jeigu tai būtų absoliučiai tušti laukai ir mes įsivaizduotumėm, kad, tai mes čia iš kitos šalies dronais tik pasimėtysim, tai turbūt, jau būtų daugiau jos okupuota, negu dabar jos yra okupuota. Tai yra pakankamai svarbus komponentas galėti padėti savo gyvybę dėl savo šalies. Aš pati nepatyriau to, tai nežinau, ką tai reiškia. Atėjus dienai X turime ginti savo šalį. Taip, aš manau, turime ginti, bet dvėjočiau, ar savo norų tikrai aukočiau gyvybę, jeigu man tai reikėtų. Aš manau, jeigu aš būčiau gyva, aš galėčiau padaryti teisingus sprendimus, kovojant už Lietuvą. Pavyzdžiui, paimkim sausio 13, kur buvo tik 14 mirusiųjų ir jų pavardės yra įrašytos ir visi žinom. Aš šiaip juos turiu kaip pavyzdį vieną iš tai, Bet mes čia buvo žmonės pasiryžę paaukoti savo gyvybę. Taip, bet jų buvo tik vos keli, palyginus Lietuvoje būtų tūkstančiai, šimtai tūkstančių, tai tas vienas žmogus, ta viena galva, nežinau. Tai manau, kad naudingesnis gyvas būtų. Tai 14 žmonių, bet jų užteko, kad mes dabar juos minime, mes juos prisimenam, jie yra mūsų simbolis, jie užkūrė judėjimą. 72 protestuodamas prieš tarybinį režimą susidegino Romas Kalanta. Ir jis irgi užkūrė tada daug didelius protestus, nuo jo atsispyrė vėlgi tas toksai kaip ir antrą ar nežinau, trečią ar penktą kvėpavimą mes pagavom, kad mes galim išsilaisvinti. Pavyzdžiui, Ukrainos pavyzdys rodo vis tiek, atsakau, tai žmonių, tai pasiryžimas likti tose vietose. Vėlgi, žmonių įėjimas, aišku, ir į karinę struktūrą ir taip toliau, vis dar padeda laikyti Rusiją, ten tokiam pakankamai plačiam, bet tokiam tik tai rytiniam tam vadinamajam tokiam sliverėje, o ne kad visa Ukraina yra paimta. Taip, bet Ukrainai irgi mirė labai daug žmonių. Labai daug, taip, tai čia žmonės, ten patriotai, kurie buvo pasiryžę. Kiekvienos pavardės aš jaučiu žmonės net nežino. Nežino. Tiesiog žino gal tos, kur rado, kiek pavyzdžiui yra nerastų. Tai aš apie ką ir sakau, kad tu gali būti patriotas, nepadedant galvos už tėvynę. Sakykime, diena X ir tu eini, kaip sausio 13 buvo įvykiai, ir tu eini ir ten prieš tankus puoli vos ne ir aukojasi. Tai aš nemanau, kad visi taip turėtų daryti, nes tavo gyvybė yra labai vertinga ir manau, yra patriotiškiau išsaugoti savo ir kitų gyvybę. Kokia bus nauda iš to, kad tu mirsi? Kad patriotiškumas yra kaip ir, norėti gero savo valstybei. Tai, gimdyti vaikus, auginti juos, lietuviškai mokinti kalbėti, būti mokytoju ir eiti į karinę tarnybą. Ir aš manau, kad tai yra vertingiau negu tiesiog mirti, kad kažką įrodyti, kad tu esi patriotiškas. Aš tiesiog turbūt brėžiu tą liniją, ar ne, kad patriotas
Taip, turi turbūt mąstyti, kaip efektyviau panaudoti tą savo gyvybę, ar ne, bet jisai turi sąmoningai veikti, žinodamas, kad, nu jo, šiandien gali būti mano paskutinė diena, bet dėl Lietuvos aš šiandien tą paskutinę dieną padarysiu tuos darbus, kuriuos man yra pateikta padaryti. Nelabai sutinku dėl to, kad yra tų darbų, kurie ir karo zonoje yra labai svarbus, tokie kaip medikai, ar atsakingi už maistą, virėjai, maisto linijos tikrintojai, bet jie dažniausiai nėra taip, kad jie dabar ateis, jie ne visi dirba fronte. Ir tie, kurie nedirba fronte, jie žino, kad jie turi tam tikrą apsaugą, jie turi karių, kurie turi ginklą, jie moka ginklą naudoti. Bet aš manau, kad kiekvienas vyrėjas, kuris yra, nežinau, 3 km nuo fronto, supranta, kad yra, jau kadangi aš jau esu vedinas tam tikro patriotizmo padėti mūsų kariams, kurie iš tikrųjų griovy ten, tarkim, kažkiem už 3 km ar netupi, bet jisai supranta, kad man kaip ir grėsia pavojus mano gyvybei. Tai yra turbūt žmogus pasiruošęs paaukoti savo gyvybę, ar taip nemanai? Nėra tipo, kad kiekvienas žmogus galvoja, kad aš ateisiu ir aš dabar jau mirsiu. Pasitikė jie turbūt savo... Pasitikė savo komandą, jie nėra vieni patys laukia. Ir, žinot, gerai, gyvybė bus paaukota ir galbūt tai nebus pats efektyviausias būdas, kad ir paaukojus gyvybę, kad ir, tarkim, paimčiau ir dabar pats susisprogdinčiau ir su savim pasimčiau 5 kitos šalies kariškius. 5 prieš 1, bet ar tai sustabdys karo režimą, tai jo nesustabdys. Aš pirmiausiai paklausiu, kas tau yra tikras patriotas. Tai yra žmogus pasiruošęs paaukoti savo gyvybę už Lietuvą. Ar tai yra tik vienas aspektas? Ne, čia yra vienas iš aspektų turbūt, bet tai yra žmogus puoselėjantis. O kokie yra kiti aspektai? Žmogus puoselėjantis Lietuvos kultūrą, lietuviškumą, mylintis savo šalį. Prieikim prie kultūros. Ir prieikim gal prie senųjų aspektų, tai prie archaiškųjų, prie senovės tiesiog. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, visi poetai, kai mes buvom, ar SSRS, ar kaip ten, Martynas Mažvydas, sakykime, lietuviškumas. Kaip jie skleidė tą lietuviškumą, jie irgi buvo patriotai juk. Jie skleidė ir muziką, jie kūrė muziką, jie rašė lietuviškai. Taip. Tai ką, jie nebuvo patriotai, bet jie juk nemirė už savo tėvynę. Noriu pasakyti, kad jie nebuvo patriotai, nes jie nebuvo pasiruošę paaukoti gyvybės. O kas sufleruoja, kad jie nebuvo pasiruošę paaukoti gyvybės už Lietuvą? Tai jeigu tu sakai, kad vienintelis yra tas aspektas... Ne vienintelis, tai pati savoka yra plati. Tiesiog manau, kad tai yra vienas iš būtinų dedamųjų, gal vadinkim taip. Bet ar tai svarbiausias aspektas tuomet? Svarbiausias, nebūtinai. O jeigu visi, pavyzdžiui, išmirs, karių nebebus, bet paliks keli vienetai asmenų, tai ką jie irgi turėtų paaukoti savo gyvybę ir taip sunaikinti, galima sakyti, visą kultūrą, visas vertybės, kurias turi su savimi? Tai aišku, jeigu mes imam tokį hipotetinį, kad aš esu kažkoks poetas, kuris populiarina visame pasaulyje lietuvių kultūrą, ar ne, ir tada lygiai 2,5 milijono lietuvių yra išžudomi, tai aš neateisiu vienas negrįšiu vienas čia dar pakariauti, taip, tai aišku, kad nedarysiu. Patriotas tikrai neturi pilnai būti pasiruošęs paaukoti tos savo gyvybės. Jis gali išlaikyti visą tą kultūrą, visą savo vertybių sistemą ir kitais būdais. Aš taip pat teigiu, kad Baltijos kelio ar TV bokšto gynybos šiais laikais nesugebėtume suorganizuoti. Nepriklausomybės karta užaugo taikos sąlygomis, priprato prie gero gyvenimo, todėl man atrodo, kartais gali būti sunku tiesiog atsistoti nuo sofos. Be to, Lietuva šiandien yra susiskaldžiusi, savo darbą daro Rusijos dezinformacija, o mes kaip visuomenė menkai pasitikime institucijomis. Baltijos kelyje susirinko apie 1 milijoną žmonių. Ar dabar tikrai tiek surinktume? Baltijos kelio ar TV bokšto gynybos šiais laikais būtų nebeįmanomas organizuoti, aš taip teigiu. Kornelija, paneik. Pauliau, paaiškinkit, kodėl. 89-91 metais buvo labai aiški vienybė žmonių ir apie egzistencinę grėsmę grinai, o šiais laikais, visų pirma, labai gerai gyvenam ir visų antra, dėl mūsų informacinio fono yra labai smarkiai susiskaldžiusi įvairiausiais klausimais. Čia galime diskutuoti, yra tiesiog susiskaldžiusi labai smarkiai visuomenė. Tai paprasčiausiai taip nesusitelktų ir taip nesusiburtų. Ar visiems prieigus Facebookas, gal TikTokas, Instagramas, mes per viską galėtumėm tai suorganizuoti. Aš manau, kad mes per tokias platformas mes galėtumėm tai padaryti. Tos visus Facebookus ir visas tas socialinių tinklų galimybės ir šiaip žiniasklaidos galimybės, bent jau grinai tai, kaip gali sklisti žinia pagal savoką, ar ne, jos atrodo, kad yra labai didelės, bet yra tuo pačiu ir labai paradoksalu, nes būtent dėl tos pačios informacinės klaidos susiskaldimas pasaulyje yra absoliučiai maksimalus ir didžiausias. Čia kaip ir aš pasakysiu, kad mes su tavim
tavim naudojamės to pačiu Google'u. Ir tas pats žmogus, ir tas pats antivakseris naudojasi to pačiu Google'u. Ir tas pats prorusiškas žmogus naudojasi to pačiu Google'u. Ir atrodo, taigi, galimybės tokios geros, bet žmonės tiesiog, yra informaciniai burbulai, yra informacinė įtaka ir, aš manau, kad tiesiog būtų super sudėtinga tiek Lietuvos sutelkti būtent va tokioms iniciatyvoms. Šiais laikais mes manom, kad problema yra misinformacija ar disinformacija. Čia vienas iš dedamųjų. Jo. Bet tais laikais problema buvo, kad, o Jėzau, mama tempėsi į tą Baltijos kelią, kas ten bus, Jėzau Marija. Čia manai, kad tai buvo. Aš šiandien kalbėjau su tėčiu apie tai. Čia žmogus nenorėjo eiti. Sako, Jėzau Marija, aš tiesiog norėjau sėdėti kambarį su draugais, nieko neveikti, o jinai mane tempės. Tai va. O jūs galvojat, kad šiais laikais neišsitemptų? Mūsų tėvai, kurie irgi kovojo už mūsų laisvę, kad mūsų dabar neišsitemptų vėl kovoti už tai. Šiandien visuomenė atrodo labiau individualesnė ir susiskaldžiusi, bet vis tiek vis dar matome, kad svarbių įvykių, netikėtų grėsmių ar net didesnių krizių momentų žmonės geba telktis bendrai idėjai. Čia turbūt gal referuoja į pastarosius protestus kažkurios, ar ne? Tai tai yra kažkokia idėja, tai ir jai yra kažkokia pakankamai nedidelė dalis visuomenės, į tą idėją atstovaudami, jie ir nueina protestuoti. Nes čia yra kažkokia iniciatyva, 10 000 žmonių čia paėjo, turėjom, kaip jau sakiau, kitą iniciatyvą Vingio parke 200, ten 10 000 žmonių nuėjo, bet kad tie 10 ir šitie 10 paskui susijungs visi 2 milijonai, tai aš manau, kad tai yra labai utopinis scenarijus. Forma gali būti kitokia, bet daugiau organizacijos per socialinius tinklus, daugiau informacijos sklaidos gali, šitie būdai gali pasireikšti mūsų tai. Žodžiu, tu vis tiek bandytum, kaip ir tavo kolegos, bandytum išnaudoti socialinę erdvę, socialinius tinklus kaip informacinę sklaidą tam, kad pabandyt sutelkti. Supratau, geras argumentas vis tiek. Dėkui, ačiū labai, kad nepadėjai. Kokia tavo nuomonė apie patriotiškumą? Ar jo Lietuvoje daug, ar trūksta? Parašyk komentaruose po šio vaizdo įrašo. Daugiau vaizdo įrašų, informacijos ir nemokamų plakatų rasi čia lrt.lt /ministerija futura.